Tai aš pati būsiu Kamilė Bakevičiūtė, būtent Vytauto Didžiojo universiteto ateities medijų ir žurnalistikos pirmo kurso studentė. Ir šiandien norėčiau pakalbinti būtent Igną Kalpoką, kuris yra Vytauto Didžiojo universiteto viešosios komunikacijos vyresnysis lektorius ir LCC Tarptautinio universiteto tarptautinių santykių ir plėtros docentas. Tai sveiki, gerbiamas Ignai. Labą. Tai dar kartą norėčiau padėkoti būtent, kad skiriate laiko ir dabar trumpai pristatysiu temą ir galėsime tada kalbėtis. Tai šiandieną mes kalbėsime būtent apie deepfake grėsmę, būtent visuomeniai, kaip veikia viskas per žiniasklaidos pusę ir kodėl būtent yra svarbu paaiškinti žmonėms paprastiems, kokią įtaką gali padaryti būtent šitas metodas žiniasklaidoje parinktas. Tai pirmiausia, norėčiau paklausti jūsų, jeigu reikėtų paprastam žmogui paaiškinti, kas yra deepfake. Ko paprasčiausiai, tie, kurie tikrai nežino, ką ta savoka reiškia. Kokiu būdu jūs jiems pateiktumėt būtent šios savokos apibrėžimą? Tai yra technologija, kuri leidžia dirbtinio intelekto pagalba generuoti arba visiškai naujus vaizdus, arba automatiškai pakeisti dalį atvaizdo turinio, pavyzdžiui, pakeisti vieno žmogaus veidą kito žmogaus veidu. Ir ar jūs galėtumėt pasakyti, kad tai galėtų būti kaip manipuliacinė priemonė paveikti kitų žmonių nuomonę, būtent šitas metodas naudojamas, pritaikomas žiniasklaidoje, nes neretai yra tokių atvejų, kad tikrai šitas metodas pritaikomas būtent žiniasklaidai, tarkim, informuoti visuomenę. Tai yra įmanoma ir yra bet iš tiesų mėginam suklastoti asmens atvaizdą. Vienas pavyzdys buvo prezidento Zelenskio atvaizdas pačioje karo Ukrainoje pradžioje, kur buvo bandoma pateikti, neva jis skatina pasiduoti savo karius. Taip pat galima prisiminti keletą atvejų iš Jungtinių valstijų praktikos, kuomet buvo bandoma suklastoti Amerikos politikų, pavyzdžiui, tuometinės atstovų rūmų pirmininkės Nancy Pelosi atvaizdą. Tai iš tiesų gali būti naudojama manipuliacijai, nors dažniausiai tie pritaikymai yra kiti, pavyzdžiui, kuriant pornografinius įrašus, uždedant įžymybių arba kitų asmenų atvaizdus ant pornografinio turinio. O sakykite, ar yra kokia nors technologija, kuri būtų galima panaudoti kaip sustabdymą būtent deepfake'ų plitimui? Čia yra iš tiesų sudėtinga problema, kuri yra bendra visoms technologijoms, tai yra technologijos labai greitai kinta. Ir dėl šitos priežasties, jeigu mes ir išsiaiškinam kažkokius būdingus ženklus, kurie mus įgalina identifikuoti atvaizdą kaip klastotę, tai tiesiog siunčia signalą tiems patiems klastotojams, kad štai šitoje vietoje reikia patobulinti technologiją ir šitos būdingus ženklus pašalinti. Pavyzdžiui, vienu metu dirbtiniuose vaizdo įrašuose mirksėjimas buvo vienas iš tų tokių būdingų ženklų, kadangi jeigu mes įsivaizduojam, kad tokia sistema mokosi iš internete esančio asmens atvaizdų, pavyzdžiui, nuotraukų, tai dažniausiai mes į internetą dedam nuotraukas, kuriuose esame atsimerkę. Ir todėl atvaizduoti užmerktą akį arba įtikinamai atvaizduoti mirksėjimą buvo labai sudėtinga. Dabar šita problema yra didžiąja dalimi išspręsta. Ir reikia ieškoti kitų žymenų, kuriuos būtų galima identifikuoti kaip būdingus deepfake'ams arba kitam suklastotam vaizdiniam turiniui. Tai nėra tokių priemonių, kurios būtų, sakykime, universalios ir galinčios
pastoviai aukštus aptikimo rezultatus generuoti. O iš tikrųjų mes dabar kalbame apie grėsmes, bet gal yra tokių pavyzdžių, kurie, pavyzdžiui, deepfake pagalba yra skleidžiama informacija, bet nėra taip, kad yra visiškai neteisinga ar kažkaip kompromituojanti. Galbūt jinai kažkokia yra pagalba, kaip informacijoje įskleisti. Galbūt yra koks nors pavyzdys. Nebūtinai, kad grėsmė, bet geras pavyzdys būtent, kalbant apie deepfake'us. Tikrai yra pavyzdžių šitos technologijos naudojimo satyroje ir kitoms humoro formoms, tai ko gero būtų galima priskirti prie naudingų arba bent jau nepiktybiškų pavyzdžių. Teoriškai turbūt būtų galima įsivaizduoti ir situacijas, kai šitos technologijos pagalba žymus asmenys perteikia informaciją savo sekėjams, nors realiai ir nedalyvauja tame procese. Tai tam galbūt būtų galima priskirti kelis pavyzdžius, kuomet deepfake'ai buvo naudojami siekiant atkreipti dėmesį, visuomenės dėmesį ir kelti sąmoningumą būtent apie tuos pačius deepfake'us. Tai buvo dar 18 metais sukurtas Barack Obamos deepfake'o video būtent šituo tikslu, taip pat prieš paskutinius Britanijos parlamento rinkimus buvo paleisti vaizdo įrašai su tuometiniais dviejų pagrindinių partijų lyderiais Borisu Johnsonu ir Jeremy Corbynu, kurie neva vienas kitą skelbė kaip geriausius kandidatus tapti ministru pirmininku. Taip pat galima pritaikyti tokius video ir socialiniai reklamai. Tai yra pavyzdys su Davidu Beckhemu, kuris berods 7 skirtingomis kalbomis, iš kurių nei viena išskyrus anglų pats šiaip nekalba, skelbia informaciją apie maliariją ir kaip reikia su ją kovoti. Tai, yra pavyzdžių, kuriuos tais tokiais teigiamais galima įvardinti. O ar gali būti dar toksai kaip ir pavyzdys kine naudojamas, būtent deepfake'ai? Pačiam kine. Ar yra tokių atvejų? Įmanoma, kol kas nėra tekę matyti tiesioginio pritaikymo, bet yra buvę atvejų, kuomet tiesiog mėgėjai, youtuberiai keldavo medžiagą į šitą platformą, kur rodydavo, kaip šitos technologijos pagalba galima būtų gerokai sėkmingiau prikelti mirusius aktorius arba pakeisti aktorių amžių. Ir čia daugiausia kliuvo žvaigždžių karams ir taip pat Martino Scorsese's berods filmui Airis, kur iš tiesų neįtin sėkmingai, bet labai brangiai Holivudo studijos keitė aktorių amžiaus žvaigždžių karuose, prikelinėjo mirusius pirmųjų šitos sagos filmų aktorius. Ir vienas iš tokių mėgėjų youtuberių vėliau gavo net ir darbą didelėje Holivudo specialiųjų efektų studijoje. Bet kol kas tokio tiesioginio iš pačių Holivudo studijų pusės pritaikymo šitos technologijos dar neteko matyti. Taip pat norėčiau paklausti, ar yra kokių nors įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriais siekiama užkirsti kelią deepfake piktnaudžiavimui pačioje žiniasklaidoje? Specifiškai ne. Tai čia tiesiog galima nebent pagal analogiją pratęsti tuos pačius jau esančius informaciją reglamentuojančius teisės aktus susijusius su
žinomai neteisingos informacijos, klaidas tuštinaištų ir išpuoliais prie asmens reputaciją, jeigu mes bandom pateikti kažką kaip neva atliekantį veiksmus, kurių jie iš tikrųjų atliko ar buvusius kokiose nors kompromituojančiose situacijose, kur iš tiesų jie buvo. Tai ką mes galim kol kas padaryti, tai būtent pratęsti pritaikomumą jau egzistuojančių teisės aktų. Kadangi prieš tai buvot paminėję būtent apie deepfake'us, kalbant Rusijos prasme, būtent apie Rusiją, vis tiek karas Ukrainoje yra išties svarbi tema šiomis dienomis. Tai kaip jūs vertintumėte būtent Rusijos žiniasklaidos pasirinkimą naudoti deepfake'us kaip manipuliacinę priemonę? Dėl to, kad tikrai žiniasklaidoje yra tokių atvejų, kai ir per televiziją yra rodoma netikri faktai su netikrais, tiksliau panaudotais veidais būtent, kalbant ir apie žinias ir panašiai, kaip jie transliuoja. Tai kaip jūs įvertintumėte būtent šitą jų pasirinkimą? Iš tiesų, sakyčiau, kad kol kas tai nėra kažkoks pagrindinis iššūkis, dėl kurio mums reikėtų rūpintis, nes vis dėlto pagrindinis klausimas, ko gero, yra toks. Ar tą patį efektą galima pasiekti paprastesnėmis priemonėmis, tai yra netgi ne kažką tiesiog klastojant, arba elementariai brukant melą arba neteisingą informaciją arba paprasčiausiai išimant kokį nors turinį iš konteksto ir jį pristatant kaip naujieną. Tai šiuo atveju aš manyčiau, kad pagrindinis klausimas čia yra, kiek paprastai galima pasiekti tuos pačius manipuliatyvius tikslus, nenaudojant nei dirbtinio intelekto, nei kažkokių kitų technologijų. O ta rusiška žiniasklaida yra atidirbus ir neabejotinai taikys ir toliau. Tai jūs turite omenyje, kad nebūtinai reikia deepfake'ų pagalbos, kad būtų galima Rusijos piliečiais manipuliuoti? Ypač vidaus auditorijai, tai man atrodo, deepfake'ai būtų net ir perteklinis dalykas. Nes šiuo atveju mes turim situaciją, kur užtenka tiesiog, kad kažkas būtų pasakyta, parodyta per televizorių, nebūtinai labai geros kokybės ir mums iš šalies žiūrint įtikinamai atrodančio, bet tiesiog jau pats buvimo televizijoje faktas informaciją tarsi legitimuoja. Tas yra didžiulė problema su, iš esmės, didžiąja dalimi Rusijos vidinės auditorijos. Dar labai yra svarbus dalykas, kad neretai yra tokių tikrai žmonių, kurie neatskiria realaus vaizdo įrašo nuo nerealaus, nes kai kurie tikrai net ir deepfake'ai atrodo pakankamai realistiškai. Tai kaip apsaugoti tos žmonės, ar galbūt yra kažkokia technika, kaip galėtų žmogus atskirti būtent, kur yra realus vaizdo įrašas ir kur yra padarytas? Pagrindinis patarimas yra iš esmės tas pats, kaip ir su bet kuria informacija. Reikia ieškoti daugiau negu vieno šaltinio. Reikia žiūrėti, kas dar pateikia tą pačią informaciją. Šiuo atveju, kur dar galima rasti tą pačią video medžiagą, ar tai yra tik tai ta viena kokia nors keista svetainė arba YouTube paskyra, ar galbūt šituo įrašu dalinasi ir patikimos tradicinės žiniasklaidos priemonės. Ir natūralu, kuo daugiau atpažįstamų patikimų naujienų šaltinių
dalinasi tuo pačiu turiniu, kuo didesnė tikimybė, kad tai yra patikimas turinys. O ar yra tokių atvejų, kuomet, galbūt taip nėra įvykę, bet jeigu yra, tai tikrai būtų įdomu sužinoti, nes jūs paminėjote tos transliuotojus, gerai žinomus, patikrintus, ar yra, kaip pavyzdys galime LRT paimti transliuotoją, pats LRT paviešinęs kokį nors įrašą, kur tikrai yra melas kaip pavyzdys ir galbūt jie patys nepatikri, galbūt buvo toksai pavyzdys. Ar nėra žinoma dar apie tai, kad nebūtinai deepfake'ai, bet kažkokia melaginga naujiena, kuri nebuvo iki galo patikrinta ir būtent tas transliuotojas ją paviešino. Tas LRT kaip pavyzdys. Dabar imtinai galbūt aš ir nepasakysiu, bet kad bet kuriom žiniasklaidos priemonėm dažniau arba rečiau pasitaiko paviešinti, parodyti, galbūt ir ne visuomet iki galo patvirtinti informaciją, tai tikrai. Kalbant ne apie deepfake'us, bet apskritai apie turinį, tai ypač tas buvo matoma, pavyzdžiui, pirmosiomis Rusijos karo prieš Ukrainą, netgi savaitėmis, kai tos informacijos buvo labai daug ir ją visą sužiūrėti ir patikrinti net ir didelėms žurnalistų komandoms, kurios dirbo iš tiesų kiaurą parą, rinkdamos ir tikrindamos naujienas, buvo labai sunku, galbūt net ir neįmanoma. Tai natūralu, kad kartais ne iki galo patikrintos informacijos praslysdavo. Ir paskui reikėdavo atšaukinėti pranešimus. Bet kuriuo atveju tose tradicinėse žiniasklaidos priemonėse, ypač jeigu mes kalbame apie nacionalinį transliuotoją, kuris vis tiek yra mažiau veikiamas komercinių interesų, turi ypač Lietuvos atveju tikrai didžiausią biudžetą ir gali išlaikyti didžiausią naujienų tarnybą visoje šalyje, kas reiškia vėlgi daugiau rankų stebint viešąją erdvę, tikrinant informaciją. Tai tikrai tas, net jeigu kartais ir prasprūs kokia nors ne visai tiksli naujiena, tas procentas nepatikimos informacijos jis tiesiog bus gerokai mažesnis. Ir jeigu neturim laiko labai gilintis ir žiūrėti, iš kur ta informacija atėjo ir patys dirbti žurnalistinį darbą, tai iš tiesų gali būti būtent pasitikėjimas nacionaliniais transliuotojais, tiek Lietuvos, tiek jeigu apie tarptautinės naujienas kalbant ir kitų vakarų Europos šalių nacionaliniais transliuotojais. Tai gali būti tas toks naudingas greitas kampo nukirtimas, kuris mums palengvina informacijos atranką. Tai aklai pasitikėti gal ir ne, bet gyvenimą galima palengvinti. Bet jeigu dabar tas pabrėšiu tas gilinimasis, jeigu yra tokių žmonių, kurie labai gilinasi į kiekvieną šaltinį, ir pamato, kad transliuotojas, tas gerasis transliuotojas, tas patikrintas, pakankamai patikimas, paskleidžia kokią nors naujieną, tie, kurie asmenys gilinasi, jie išsiaiškina, kad ta naujiena yra netiksli ir tada pradeda mažiau pasitikėti būtent tuo transliuotoju. Ką reikėtų, galbūt, kaip reikėtų paaiškinti tiem žmonėms, kad, įvyksta tokių klaidų ir kad tikrai net ir geriausios komandos tas klaidas padaro. Nes jūs buvote ir paminėjęs, kad pasitikėjimas yra tas ir būtent aš kalbu apie tai, kad kai gilinosi tie žmonės prieš tai tą informaciją, jie pasitikėjo to transliuotojų, bet kai jie pamatė, kad įvyko tokia situacija, jie pradėjo mažiau pasitikėti. Tai ką padaryti tokio, kad vėl tas pasitikėjimas sugrįžtų? Aišku, apskritai reikia pripažinti, kad pas mus pasitikėjimas žiniasklaida yra tikrai žemas. Tai mes bendruoju atveju turim kur žengti į priekį.
Bet, na, man atrodo, kad kiekvienas iš mūsų turim pakankamai patirties, na, kokia profesinė veikla be užsiimtume. Mes visi, aišku, mėgstam galvoti, kad esam geri savo profesinėje veikloje ir daug iš mūsų esam geri savo profesinėje veikloje, bet manau, kiekvienas iš mūsų galim prisiminti situaciją, kai, na, gal ne viską padarėm taip, kaip turėjom, galbūt palikom kur nors kokią nors klaidą. Ir natūralu, kad bet kurios srities profesionalams taip nutinka, aišku, kuo geresnis specialistas, tuo rečiau, bet, na, vis tiek visiems vis pasitaiko. Ir galbūt jeigu labiau mes turėtume ne tokią idealizuotą perspektyvą, kad viskas arba nieko, bet labiau mėgintume perleisti per save, per savo patirtis, kur, na, mes kai patys dirbam, tai puikiai suprantam, kad tobulų nėra, bet kažkodėl iš kitų tai jau laukiam tobulybės. Tai, bet šitą dalyką aš kažkiek galime. Šiek tiek nutrūkote, bet viskas gerai. Tai supratau, kad jūs turėjote omenyje, kad kiekvienas, kaip ir komanda, asmuo, nesvarbu viešas ar privatus, kiekvienas žmogus padaro klaidų kažkokioje veikloje. Tai čia buvo tokia esmė. Teisingai supratau jūs. Tai dabar kalbant apie to Taip, tai dabar... Tiesiog mes labai lengvai pripažįstam, kad patys darom klaidas, bet tuo pačiu tikimės visiškos tobulybės iš kitų. Tai bet to lygiateisiškumo šitoje vietoje, man atrodo, labai reikėtų. Dar iš tikrųjų buvot minėjęs šaltinių atrinkimą, tikrinimą. Jeigu paprastas žmogus paklaustų, koks turėtų būti šaltinių tikrinimo skaičius, kad jau įsitikinti, kad ta informacija yra teisinga? Ar tokio skaičiaus konkretaus nėra? Kaip suprasti žmogui, kad jau patikrino užtektinai? Na, tokio specifinio skaičiaus tikriausiai, kad ir nėra. Ir labai sunku būtų įvardinti kriterijų, kuriuo vadovaujantis būtų galima įvesti čia aišku skaičių, bet ko gero pagrindinis dalykas yra, kaip ir su bet kokiu tyrimu, kaip ir su bet kokia šaltinių atranka, ar tai būtų moksliniais tikslais ar dar kokiais nors. Mes žiūrim tol, kol matom, kad jau nebegaunam naujos naudingos informacijos. Ne? Tai kol mes dar matom, čia galim pridėti tokį aspektą. Čia išryškėja kažkokia nauja perspektyva arba naujas kelias, kuriuo informacija mus pasiekia. Vadinasi, dar yra prasmės gilintis ir tikrinti. Kai mes matom, kad jau gaunam tik tai tą patį per tą patį, tai tikriausiai jau mes išsėmėm tą galimą naudą ir turbūt jau užtenka. O sakykit, ar geriau jau turėti tų daugiau šaltinių kaip pavyzdys, ar jau geriau pasitikėti, aš noriu paklausti tokio klausimo, ar užtenka patikrinti tik tai vieno šaltinio, kaip pavyzdys LRT arba galbūt žurnalisto kokio Andriaus Tapino būtent socialinius tinklus arba Ritos Miliūtės ir daugiau nieko nebetikrinti, nes vis tiek tai yra pakankamai vieši žmonės arba tas transliuotojas yra pakankamai patikrintas ir saugus, ar jau geriau vis tiek turėti bent jau 3 šaltinius ir bent jau 3 remtis, ar jau geriausia vienu patikimiausiu, kuriuo labiausiai pasitikė asmuo? Aš labai skeptiškai žiūriu į tą dalį, kur pažiūrim vieno kokio nors individo, net jeigu tai būtų ir gerbiamas, žinoma, žurnalistas paskyrą ir jau turim atsakymą.
Tai čia vis dėlto reikėtų būti atsargesniems, nes mes tuomet labai prisirišam prie kažkokios konkrečios asmenybės ir vėlgi vienas žmogus visuomet yra didesnis šansas, kad padarys klaidą. Kai mes sekam žiniasklaidos priemonės, tikėtina, kad tas turinys jau vis tiek būna perėjęs keletą pakopų. Tai būna individualus žurnalistas arba komanda žurnalistų, kurie rinko medžiagą, tai būna perėję per redaktorius ir jau galima sakyti, kad vis tiek daugiau akių ieškojo, tikrino ir manė, kad šitą turinį vis dėlto verta skelbti. Tai jeigu jau mes norim kažkokį vieną šaltinį imti, tai jau tada bent imam žiniasklaidos priemonę, ypač vėlgi grįžčiau prie to, kad nacionalinis transliuotojas yra, ko gero, vis tiek tas etalonas šiuo atveju. Jeigu mes turim daugiau laiko ir daugiau galimybių, tai iš tiesų dar 1, 2, 3 papildomus šaltinius prie to pridėti tikrai vertėtų, bet vėlgi tai idealiu atveju neturėtų būti tiesiog kažkokio individualaus žurnalisto Facebookas, nes taip, jie atsako savo reputaciją ir galų gale, jeigu skelbia neteisingą arba juo labiau nepelnytai ten orumą žeminančią ir kitokią informaciją, yra tvarkos, per kurias galima išsireikalauti iš jų atsakomybę. Bet kuriuo atveju, aš individais pasitikėčiau mažiau negu organizacijomis. Tai turit omenyje, kad jau geriau pasirinkti kokią nors komandą, nes, kaip minėjote, čia tik tai pasitikslinti noriu, kaip minėjote, kad didesnė komanda padarys mažiau klaidų nei vienas asmuo. Ypač jeigu mes kalbam apie struktūruotą komandą, nes vėlgi, jeigu mes kalbam apie grupelę draugų, tai yra vienas dalykas, bet jeigu mes turim aiškiai struktūruotą pasidalinimą atsakomybėmis, keletą laiptelių, per kuriuos turi pereiti turinys tam, kad jis būtų skelbiamas viešai ir tie laipteliai vykdo realią turinio atranką ir kontrolę, tuomet taip. Ir iš tikrųjų dar turiu 2 klausimus, kadangi nenoriu per daug jūsų užlaikyti. Tai dėl privatumo politikos, iš tikrųjų, bet kokiu atveju kiekvieno asmens yra svarbus ir privatumas. Ir dabar grįžtant vėl prie tų deepfake'ų, tai iš tikrųjų yra kaip pavyzdys panaudojami veidai, balsai ir visi kiti dalykai, kaip reikėtų apsaugoti būtent tokį asmenį nuo būtent grėsmės kažkokios jo privatumui. Čia yra skirtis, aišku, taip pat tarp privataus ir viešo asmens. Tai čia yra pirmas dalykas. Jeigu eini viešąją erdvę, jeigu tampi viešo asmeniu, juo labiau, jeigu tieki tapti žinomų asmenių, tai tada neišvengiamai tu atsisakai dalies savo privatumo ir ta apsauga, kur yra taikoma, jos standartas yra natūraliai tuomet žemesnis. Jeigu mes kalbam apie privačius asmenis, tai taip iš tiesų galima tuomet apeliuoti į tai, kad jeigu buvo naudojamos privačios nuotraukos, vėlgi, jeigu tos nuotraukos paimtos iš socialinių tinklų, tai mes tarsi jau patys priimam sprendimą jas paskelbti. Tai šitas santykis iš tikrųjų tarp privatumo ir viešumo ir kaip asmens privatumo, duomenų apsaugą būtų galima panaudoti siekiant užkirsti kelią
deepfake'ų ir kitos suklastotos informacijos kūrimui ir plitimui, tas klausimas dar nėra iki galo atsakytas. Ir čia, ko gero, yra viena iš tų tokių pilkų reguliavimo zonų, kur tikrai reikėtų arba konkretesnių išaiškinimų per teisės aktus, arba galbūt mes pamatysim ir teismo sprendimų, kurie vienaip ar kitaip padės mums susiorientuoti, kur šitas balansas yra. Kol kas tai yra tokia gana pilka zona. Tai ar teisingai suprantu, kad jeigu viešas asmuo esi, tai tu kaip ir pasirenki, jog vis tiek grėsmė bus didesnė būtent tau kaip asmenybei, kai esi viešas asmuo? Tikrai taip. Ir ypač jeigu tas atvaizdas nėra naudojamas komerciniais tikslais, šiuo atveju jis nėra, tai kažkaip sakyti, kad kodėl jūs čia mano veidą imat, tai tarsi tampa tiesiog to viešumo kainos dalimi. Ir iš tikrųjų pabaigai čia netgi perskaitysiu tokį teiginį ir jūs pasakysite, ar jūs sutinkate ar ne. Ar sutiktumėte su šiuo teiginiu, kad deepfake naudojama žiniasklaidoje kaip informacinė priemonė, vadinasi, ji yra kaip ir ginklas, siekiant sukiršyti visuomeniai gerai žinomas grupės, partijas, politikus, valstybės, ir kitas panašias grupės, panašius asmenis? Tai yra įmanoma, bet aš nemanau, kad tai būtų pagrindinis ir kol kas tai tikrai nėra nei pagrindinis, tai net arti dominuojančio esantis taikymas. Tai norint tikrai galima, bet aš abejočiau, ar tikrai būtent šitoje vietoje šiuo metu vertėtų dėti akcentą. Supratau, tai labai norėčiau padėkoti Jums už pokalbį, atsakėte į visus mano klausimus, daugiau Jūsų nelaikysiu, ir viso geriausio. Dėkoju labai. Iki.